svečią. Pristatau atlikėją, kompozitorių, aktorių, Andrių Bauną. Grosi dainą iš mano naujo albumo, tik tai tavyje. Jeigu tu nori garbint ką nors, garbink saulę iš giedro dangaus. Elektroninis dievas, tai gal elektroninės muzikos gerbėjai plos katučiais šitą albumą? Ne, tai nėra elektroninės muzikos albumas. Mes visi gyvenam kažkuria prasme elektroninėje erdvėje. Didelė žmonių dalis gyvena, kartais daugiau savo gyvenimo gyvena internete negu realiam gyvenime. Senovė dievas gyveno medžiuose, dabar gal gyvena internete. Nesvarbu, kur esi. Mano hakeriai ras. Ko tikėtis įsigijus jūsų albumą? Nes ten bus gal kažkas kito, kažkoks kitas Andrius Mamontovas. Tikėtis niekada nieko nereikia, geriau tikėti. Į tą patį paveikslą skirtingi žmonės žiūrėdami mato skirtingus dalykus, tai lygiai taip pat ir muzikoje. Tu klausai dainą, tu vienaip ją supranti, galbūt autorius turėjo visiškai kažką kitą omeny, tai ne ir grožis turbūt. Tu įkvepi tai, ką iškvepia medžiai, įkvepia tai, ką iškvepi tu. Labai seniai svajojau parašyti dainą apie kalėdas ir man pagaliau tai pavyko. Kalėdoms po sidabrinės pilnaties vėl saulė, kasdien ilgiau pasauliui šviesi vėl. Tikrai labai daug keliauju. Anksčiau veždavosi ten kompiuterį, magnetofoną, kad ir įrašinėti kažkokius garsus, bet viskas telpa telefone, tai ir faktas, kad tai yra patogiau. Gerą dainą tu gali pagroti ir su orkestru, ir su elektroniniais instrumentais, ir tik tai su gitara ir prie laužo. Tai gera daina, vis atlieka gera daina. Tavo svajonė, jis skrenda kaip vėjas, malonai ir fėjos, raganų durte, alchemikų turte, jūrų platybės, dangaus galybės, vaivorykščių vartai ir visi pirmyn kartai. Įglotą planą kartais turi, bet iš principo šiandien yra pati svarbiausia diena.